bičiuliai, smagu su jumis sveikintas ir šiandien Overdrive'as vėl savoje sudėti ir tokiam fainam formate mums patiem pablevizgosim šiek tiek. Sveiki gyvi. Labą dieną. Tas žodis blevizgosim, man taip kartais... Pusiau keiksmažodis. Blevizgosim. Taip, pradėkim. Kokia dainotvarkė Seimo posėdį? Dainotvarkė. Kokia dainotvarkė? Kokia dainotvarkė? Nuo ko pradėsim? Aš manau, kad mes galim labai trumpai paliesti gal pačias aktualiausias aktualijas, tai yra liūtis. Liūtis. Kažkiek kalbėjome apie tai, kad čia žiauriai prilijo prieš 2 dienas. Prieš porą dienų čia nuo mūsų šito įrašo ir aš iš tikrųjų esu liudininkė, ką reiškia gyventi prabangiam rajone. ir fainam daugiabutį. Tai žinokit, vakar išvežė, man rodos, vieną ar tai 2 automobilius ant traliukų, nes, taip trumpai nupasakojant, yra požeminis parkingas ir į tą požeminį parkingą subėgo jaučiu trečdalis Vilniaus vandens, gal ne trečdalis, bet tikrai stipriai nuskendo ir buvo gal 10 mašinų paliktų tam parkingą, tarp kurių buvo žiauriai gražus istorinis Mersas. Jis beje yra ten apneštas dumblu, iš mano šeimos buvo likę tik tai automobilinės chemijos, kad yra išplaukęs visom dėžėm. Mersą išplovė ten. Aš pamačiau ten Eselas, man atrodo, senas. Jo. Kabrikas. Ir labai jis žiauriai gražiai išlaikytas, žiauriai graži mašina. Kaip širdis skauda, tikrai. 107 ar 109, aš neatsimenu, tokie buvo, bet... Aš jaučiu, kad neįsivaizduoju. Žodžiu, gražus. Aš pamačiau nuotrauką ir suspaudė širdį. Nes visų kitų taip negaila, žinai, nes, aš jo, nes ten kasko. Gal kasko, gal tiesiog kažkaip pasikeis. Tiesiog nupirks kitą. Bet man, žinai, yra tas momentas toksai, kad aš stebėjau tą liūtį, taip... variau namo, galvoju, reikia varyti per parkingą ir taip, įvariau į balą ir čia toks kaimynas su šliopkam varo, sako, čia atsargiai daug vandens. Aha, sakau, stovisi, kad jis baloj, jau matau, kad daug vandens. Ok, apeinu ir tada dar lijo per naktį ir dar lijo per visą dieną ir tada jau ryte antrą pusėje pasimti mašiną, sako, 5 comai iki slenkščio, tuoj bėgsi į saloną, nes briste nubrido ir basas iki darbo važiavo iš pat ryto ir mes jau nebevarėm tos mašinos, o kiti žmonės ar išvažiavę atostogų, vis tiek vasara, žinai, taip. Ir tos mašinos skendo ir taip jau, kai tau nebesimato valstybinio numerio, tu supranti, kad tau semės lenkščius ir tikrai tai nėra, taip idealiai viskas. Ir tau pribėga visus išmetimus ir visą kitą, tai aš įsivaizduoju, kad gal jų dalis dar viskas bus ok, bet tiesiog nevedė žmonės, neužvedinėjo dėl to, kad yra skysčiai sistemai. Aš pamačiau tas tavo nuotraukas, ten atrodo buvo vienoje nuotraukoje liftas, praėjimas link lifto ir lifto apatinė dalis turbūt koks pusmetris apsemta. Taip. Aš bandau įsivaizduoti scenarijų, tu leidėsi liftu apsirengęs, jau eisi į mašiną, leidėsi liftu, liftas sustoja ir pradeda skverbtis vanduo ir jis kyla. Tada atsidaro duris ir banga daryta. Leidės ir pliukšt. Ir taip lėtai linguoja. Jesus. Bet aš žiūriu, kaip savo filme pasijauti tokia. Man tai visada įdomu matyti, stebėti tą stichiją. Jūs tas matai ant kalną jisai gyvena? Jo, aš ant kalną. Aš ką vakariniai. Ramiai, žinok, visiškai, aš tik šalia ten išvartė tokias tujas, kurios gražiai parkingą Šimašius neiškirto, tai kažkas išvartė. Tai va, tai tiesa turi būti. Bet viskas, Pilaitė išgyvena, viskas gerai. Bet apie valstybinius numerius matė turbūt visi nuotraukos, kaip krūvom, tiesiog kaip toj grupėje Facebooko, kur pardavinėja numerius, dabar galim atsimti prie didesnių upelių ir upių, kaip pametė žmonės. Bet šiaip fainai, iš tikrųjų, kad kažkas tai surenka, nes aš įsivaizduoju, kokia vargo vakarienė, tu pavyzdžiui neturi tos vieno numerio ženklo, tai tau tada važiuoti, užsisakinė duplikatą, tau greičiausiai tada reikia kažkaip tai nes tas vienas numeris, to vieno numerio turėjimas, tu vis tiek gali kažkur užsidėti, nesusiradęs tos numerius ir gali belenką prisidaryti, pavyzdžiui, degalų prisivokti. O kaip yra, ar gali duplikatą išimti, ar viskas auti ir tu imi naujus numerius? Ne, imi duplikatą. Aš tai manau, kad imi duplikatą. Nes būtent dėl to, kad gali būti kažkur panaudotas, ar nėra taisyklės, gal tu turi pranešti? Kažkaip, kad aš esu, gerai, čia gal mitas, ar kažkaip mano galvoje, kad, pavyzdžiui,
netgi gaminasi vardinių numerių, reiškia tas fake lenteles ir jas nešioja, nes jeigu pavogs tikrą vieną, tai reiškia ir kita nebegaliojanti bus. Kas yra gan logiška. Taip. Nes galėtum asmens dokumentas, pavyzdžiui, pavogtas turi numerį unikalų, kuris gali būti negaliojantis. Valstybiniai numeriai ir yra patys numeriai. Taip, taip. Tai su tuo vienu, kaip sakai, gali pridaryti dalykų. Jo, aš negali apšaukti. įsivaizduoju, per visus matuoklius pravažiuoja, pavyzdžiui. Taip, žinai, su ir tuo Galiu papasakoti istoriją, Nu. kaip buvo dabar, galvoju, 21 metų automobilio tas technologijų vakaras buvo Druskininkuose. Atsisėdau aš į savo neseniai nupirktą Mercedes-Benz, galvoju, nuvažiuosiu, nusiplausiu mašiną, nulėksiu į Druskininkus ir pabūsiu su Hebra. Nuvarau, nusiplaunu tuneliniai plovyklai mašiną, nuvarau iki Druskininkų, viskas gerai, pasistatau mašiną, nueinu į renginį, paskui grįžinėjau, žiūriu, o kur numeris priekinis. Tai aš nuo Vilniaus iki Druskininkų per 4 sektorinius greičio matuoklius be numerių. O geras. Tai putėjai atgal. Nes, ta prasme, o kodėl? Aš, Ir paskambinau tada iš Švaros brolių, sako, taip, radom jūsų numerius. ir tai nuostabu, kaip jie atidirbė yra šitą algoritmą. Kažkada irgi aš lygiai taip pat išvažiavau Lidle, kažkur kitą miesto gale pamačiau ir toks nervas paėmė, galvoju, tai kažkas pavogė ir degalų prispylė, kaip sakai. Bet galvoju, plovėmės, tai paskambinau, jo, bet jau toj baig darbą turėjo, tai palauksim, viskas gerai, atėjau, tai jums gal padėtų uždėti, numerių ten tokia krūva padėta. Jo, labai, Bet labai. supranta, kaip yra gerai, aš tai galvoju, numeris, pavyzdžiui, valytuvo tau nuima, nes tikrai Jie yra turi ir valytuvų. Jie turi, Okay. jie turi, Kokia krūva? girdėjau, kad populiariausių, reiškia, universalų ir hatchbackų galinių valytuvų krūva, kurią jeigu reikia uždeda. Nes ir numerių rėmelio tą apatinę dalį turi, ne? Arba patį rėmelį. Viską, žodžiu, ten jie Bet pasiruošė. koks servis, bet aš galvoju, aš vis tiek, aš turiu tą tokią patirtį, po kurios į tunelinę nebevažiuoju, nes apibraižę naują mašiną, ne fainai visai, bet man tas vaizdas toks įvažiuoja prieki Subarikas kažkoks, kuris turi galinį valytuvą, tai universalas akivaizdžiai, mes iš paskos. Ir čia plano, visą kitą išvažiuojam ir aš matau Subariko valytuvas jau į kitą pusę ir nulenktas. Ir galvoju, gerai, kad pas mus nėra. Kūnė į kitą pusę atsidarė, žinai, iš serijos. Mums yra buvę labai senai su bendradarbiu buvusiu, linkėjimai Karoliui, nuvažiavom nuplauti vieną automobilį, kurį filmavom Autopliuso apžvalgai. Ir užsukom į tiesiog Circle K automatinę plovyklą. Ir mes sėdim, mašina plauna, ten šepetukas tas nuvažiavo į priekį. Ir mano bendradarbius sako, žiūrėk, atsisuku į galą, bagažinė sedamą atidaryta. Jisai tik staigiai šoka iš mašinos, pūkštą bagažinį darė, greitai bėgo, ten purškiai jau žinai. Bet, baisu buvo, kad nenuvažiuotų į pabaigą. Taip, nes ir tada grįždamas užlaužtų. nenulaužtų tas bagažinį, žinai, nes esu prisižiūrėjęs tokių horror stories. Man tik įdomu, ar neturėtų būti apsaugo šitoje vietoje. Žinai, jeigu tu painti, kad yra kliūtis. Teoriškai turėtų būti, aš manyčiau, kažkoks operatorius, kuris galbiškai monitorina visą tą, žinai, konvejerį. Nemanau, kad Circle K tą turės, bet tokioj tuneliniai, kur toks kiekis automobilių, vis tiek turėtų būti kažkoks operatorius, kuris turbūt visada žmogus paspaudžia tuneliniai, mygtuką, kiek aš Bet matau, visada ir žiūri. nuostolių būna. Jo. Va, tai tas Bet, įdomu. įdomu, aš turbūt net bijau prisikalbėti, kažkaip plaunam dabar, tai ne mašina jau 4 metai. Aš plaunu, aš žinau, kad žmonės plauna ir Lambo, ir Ferrarius plauna tenais. Tu Hebra, žinai, šiaip ką padaro, tiesiog, pasidengia automobilį tą protective plėvelę, kuri yra skaidriai permatoma. Ir viskas, ir sako, vežiai visas plovyklas nesiparinė, ten, žinai, jokių problemų. Nes aš irgi laikaus to, kad mašina, va ta kasdienė, turi būti kuo patogesnė. Taip. Turi Ir kuo visada kas rytą užsivesti ir būti švari lengvai. Jo, Nu, labai geras tavo paaiškinimas, jūs tas. Švari lengvai. Ja. Judam, Hebra, į kitą temą. Judam. Neužstringam. Dar čia. gal čia apie tas naujienas, tai paliudėkim Jo, dėl to, jo, kad... jo. Aš tiesiog norėjau atsispirti nuo potvinių. Aš jūs buvau jau sudėliojęs eilutę, kaip skambės šitas kitas žingsnis. Sakyk. Na, sakyk. Skalėje nuo 0 iki 10, kaip jums gaila to brendo Recaro, kuris ką tik pranešė apie tai, kad kaip bankrutuoja. Užsidaro. 10, Recaro, taigi ką aš žinau. 8, aš sakyčiau, yra. Man tam yra tikra 10. galimybė. Man yra 10. Man iš visų, pavyzdžiui, iš visų tų aftermarketinių sėdinių, Recaro pole position, kurios dedo į visokius GT3 Porsche'us ir taip toliau,
yra tobula sėdynė. Žiauriai brangi, ten apie 1000 gal su pusę kainuoja ar kažkas tokio. Žiauriai norėčiau. Joks kitas brandas, visi stengiasi kažką padaryti panašaus ir nepadaro. Bet man tik įdomu, kur paslaptis, nes iš principo tai poreikis rinkoje, sportinių automobilių sumažėjo, bet jie gamino lėktuvam, jie gamino vaikiškas kėdutes. Dabar jų labai yra... Platus ranges. Įdomu. Ir aš galvoju, kodėl čia tas užsilenkimas yra, tikrai negali būti taip, kad dėl to, kad sportinių automobilių ten mažiau. Tikrai, ne čia buvo jų didžioji ta dalis. Aš labai tikiuosi, kad kaip mano bičiuliai viename čatuke pasakė, sako nieko tokio, BBS gal 10 kartų jau bankrutavo. Aš labai tikiuosi, kad čia bus lygiai tas pats, tipo, Rekaro dabar paskelbė, kad bankrutuoja, ir po 76 metų jau gal ir bankrutuos tada ten, žinai. Nežinai, procesas yra toks, skelbia, kad bankrutuoja, tada prasideda restruktūrizacija, tada ta restruktūrizacija. Tada ateina tokie, kurie ant 10 gaila, bet su pinigais dėdė, sako, palauk. Gali taip, kinai kokie pasimti gerą brandą. Kainas pasiūlykim low-endinių sėdinių, buzelių ir MR2 ir visi bus laimingi, žinai. Pagaminam, žinai, kaip Porsche Cayenne kokį nors, ten, nežinau, fotelį namie. Jo, namų baldų linija būtų geras visai variantas. Mano vienas iš baldų namie yra Rekaro. Vakar kaip tyčia įsijungiau simuliatorių po daug mėnesių ir į tą Rekaro įsėdau. Kaip gerai. Net biškį supavydėjau. Tai adresą, žinai. Tai ten neužlieta ant kalno. Ir elektra yra klausyk. Tujų nėra. Su tujom kaip nors. Bet parking apkabino, kaip suprantu, tujas. Bet ne, kitam name, gretimam. Tai klausyk, vaizdo nepagadino. Ir ką, dar vieną turim naujieną tokią, kad Jaguaras mūsų ate. Galim nuo 0 iki 10 štai vertinti. Norėjau įvertinti 2 raidėm. Bet susilaikysiu. 3,5. Ant tiek gaila. Oh well, toks. Nes iš principo man jų gamai dabartiniai patiko tik tai F-Type'as. Tiesiog, man kažkaip lipo, man patiko, faina buvo. Man tiek nauji automobiliai nebeįdomu, kad aš net nebežinau, kokia yra jų gama. Ką jie gamino dabar gerai? Tai žiūrėk, tai nebelieka F-Type'o, nebelieka XJ, XF-o, kas yra sedanai jų. Ir seni sedanai šiaip jau, ne? Ir seni sedanai, jų seniai nebeturėjo atnaujinimų jokių. Nelieka I-Pace'o ir lieka tik tai E-Pace'as. Ir E-Pace'as lieka trumpam, nes jis irgi turėtų iškeliauti. Žodžiu, visiškai turi keisti platformą ir turi pereiti ant rankinukų prabangių lentynos. Tai man vienintelis modelis, kurio galbūt truputį gaila, tada būtų XJ-as. XJ-as? Nes jo, XJ-as yra toks, žinai, Jaguaro E-klasė, ES klasė kažkokia tokia. Jie tikrai turėjo savo, kaip pasirodė tas modernesnis, jau Iano Kalomo sudizainintas XJ-as, jisai buvo labai toks kaip Chris Banglo BMW. Bet šiaip metams bėgant visai gerai seno tą mašiną ir kažkada visai neseniai žvėryne, eidamas pro šalį, pamačiau tokios šviesiai žydros žalsvos spalvos XJ-as. Žiauriai gražus. Žinok, ten bazinis buvo kažkoks, bet ta spalva ir jis toks švarus, žinai, su tvarkingais ratais, aukštom padangom. Tai pažiūrėjau, blemba, žinok, vairuočiau. Tai vat, man tų tokių klasikinių Jaguaro modelio truputį gaila. Ten visi E-Pace'ai. Bet man tas F-Type'as, ne kupas, F-Type'as su V8 nuostabus. Aš su juo... Jo, šitas buvo... Mes esame važiavę Kačerginį. Nežinau, ar buvote kažkas iš jūsų, bet aš atsimenu. 500 PM arklių, tas galingiausias. Su Karoliu Raišiu prieš jo, linkėjimai Karoliui. Bet tikrai labai fainas modelis, labai man patiko su jo važinėtis, labai nepatogus, labai brutalus, labai toks, toks. Bet jo man gaila šiek tiek. Būtų faina dar turėti. Bet ką mes turim... Toks jaguariškas, bandė tada sudraskyti, ne? Jo. Ir man to logotipo, gal tos katės tiesiog gaila bus, kad gatvėse nebeliks, bet iš principo dar reikia metų galo laiko nusipirkti, nes, gamyba užsidaro metų pabaigoje. Kada su F-Type, sakė, juokinga istorija. Turėjau šį testą ten keliom dienom. Ir radau skelbimuose Kaune bičiukas Blikstės pardavinėjo ten už gerą kainą, tai ko man reikėjo. Ir galvoju, nuvarysiu. Ten radau smagesnius keliukus kažkokius, tai iki Kauno ne autostradą važiuoti. Ir sako, tai gerai, aš čia parkingas, kokią mašiną būsi. Galvoju, nenoriu aš čia toksai kokį būti labai. Tai sakau, su juoda tokia dvidurė.
Jo akis, kai aš įvažiavo ten visas V8, žinai, su filmu tenai visų garsu. Jis taip pažiūrėjo ir aš matau, kad aš tas blykstas žiūriu, o jisai į mašiną. Aš apžiūrinėjau tą mašiną. Jūs tai- Blogai su bet- toko mašinom važiuoti kažko pirkti naudotą. Tu nebeturėjai darybinio pranašumo. Va, žinai, aš pirkau už tą kainą, kas buvo ten ir Reikia gal. ateiti pėsčiom iš autobuso Tu stotelės. turėjai džiaugtis, kad jis nepakėlė kainos. Šiaip, nes jis galėjo tą Aš, padaryti. gal aš sutariau telefonu, nežinau, nes iš Vilniaus atvažiuoju, žinai, bet taip galvoju, jeigu aš atvažiuosiu, koks 10 eurų pigiau. Apie ką? Jau, Tau aš jau- 10 eurų paspaus gazą kainavo. Aš jau matau, kaip jo, atrodo jo pasakojimas draugams, kaip jisai pardavė blikstas ir sako, nu tai va, čia įdėjau skelbimą, atvarė bičiukas su tokia mašina. Man tik tais grinais numetė, net nesidėrėjęs. Galėjau 100 eurų daugiau paprašyti. Bet iš tikrųjų tai žmonės reaguoja, nes aš turiu panašią istoriją, tik tai daiktas buvo pirkinys, kitas tiesiog tetai laukas, reikėjo vaikiško vežimėlio ir mes žiemą važiavom į kažkokį Kalabybiškio, atsiprašau, kaimą, bet kažkur, ta prasme, taip toli. Ir tokioj šiknoj, nu tikrai nuoširdžiai. Ir buvo latviškas Tauregas, tik ką naujas, didelis, sėdim viską patogiai, 4 varantis, nu dabar viską pravažiuoja, viskas fainai. Ir mes atvarom ir tie žmonės rodo ten tą vežimėlį, sako, tai jūsų tokią mašiną dėl vežimėlio važiavo. Ir aš galvoju, kaip turi jausti žmogus, žinai. Aha. Ir dar, nu tikrai, ir ta kaina Bet jiems didelė kyla ir tas viskas. klausimas. Taip. Čia yra normalu, ta prasme. Reikia Jeigu tu gali tokią tai mašiną. žinai, todėl ir važinėjus tokią mašiną. geras atsakymas. Nemečina, ta prasme, visiškai nemečina, žinai. Vala, Šaranas Ką turėjo tu perki? atvažiuoti. Jo, ir kaip tu atrodai, žinai. Išlipi dar su Žinai, su 4 skirtingais ratais. Balenciaga kėdai. Draskė Balenciagos. Visi bairiai. Bet šitos lengviau sufeikinti, žinai, negu Taurego kokį, nes Balenciaga tu gali nusipirkti Turkijoje, gali nusipirkti Taip, taip, Paryžiuje. Gariūnuose. Nu, tiesiog, gali gariūnuose. Nu. Jo. Tai va, tai palidėjom, nubraukėm mašiną, Dėl Joko, rekaro. labai nuvažiavom, nu, kad čia Apvertėm reikia. Jaguaro naujienas. Turėjom gerų patirčių su Jaguaru, ačiū. Jo. Ne, tikrai fainas, Fainai. fainas viskas tas, bet mane užknisas su tuo koncernu, kad jie amžinai nesugeba normalių multimedijų pagaminti, nes ką bedarytų tenai arba lagina, arba neveikia, arba nenusiskrolina, labai gražiai atrodo, bet nu, va tik atrodo gražiai. Žinai, man aš pagalvojau, Jaguaro geriausia buvo tai ta hebra Lietuvoje, kuri dirbo su Jaguaro brandu. Jo. Vat linkėjimai Justi ir kompanijai. Jo. O mano paskutinė patirtis, kai aš ėmiau iš Jaguar Land Rover koncerno kažką, tai buvo, kad aš stoviu, man neatsilenkė veidrodėlis, kuris turi atsilenkti ir aš galvoju, o čia man jį dabar reikia nulaužti ar ką padaryti, nes jisai užsilenkęs, vienas atsilenkė, kitas ne. Ir šalia sustoja kolega irgi pasiminėjo kažką, ateina į langą, man beldžia, sako, nu, kas sugedo? Viskas okei, žinai, tada nesuvienodai. Nu tai va, tai tokia ir patirtis. Labai faini brandai, labai patinka man tie, ypatingai visureigiai Land Roverio. Nu, bet, nu, reikia hebrai pasistengti. Nu, tikrai. Ir aš nežinau, kaip jiems bus perėjusi tą lentyną ant rankinukų ir visą kitą. Ar tikrai jie išvažiuos su to visur, ar nebus taip, kad, kaip sakiau, prisispjaudysi šulinį ir po to reikės atsigerti, žinai, atsiprašyti Nu, jo. klientų. Išleisti kokį nors E-Type elektrinį. Biudžetį. Biudžetinį. E-Type'as biudžetinis. Bet gražus modelis. Gražus. Tai va. Gerai. Sukam prie pirmosios šios dienos tos tokios didelės temos, ne? Taip. Automobilių pavadinimai keičiasi per daugelį metų. Tai pasikrapštė. Jo, aš pagalvojau dabar, žinai, mes turbūt galėtumėm apkalbėti ir tai, kad yra tikrai buvę fantastiškų automobilių pavadinimų. Nu, pavyzdys, žinai, ten koks nors Lamborghini Countach, Quattro Valvole, ten visi šitie, žinai, tie itališki žodžiai. Arba Išvardint, Alfa pasakyt, Romeo bet parašyt Speedai visokie, sudėtinga. žinai, šitie. Tai Būtent, jie turi kažkokią prasme, jie kažkaip apibūdina tą automobilį, kažką pasako. Quattro Valvole, kad yra, žinai, vienam cilindriui 4 vožtuvai. Ten Celespidas kažkas. Alfa Romeo 6C2500 SS Super Gioiello. Tai išsiverčiau super brangakmenis. Alfa yra nuostabus. Bet čia, man atrodo, labai specifinis yra italai su pavadinimais. Bet tas regionas, nes jie kažkaip labai nori pagirti ir ta kalba tokia graži ir tie pavadinimai labai. Visi taip skamba gerai. Ir tu net nemokėdama, žinai, nu čia kaip beranka.
gelato. Žinai, kaip gerai skamba. Nu, toks net, nesvarbu, kad ne mašina. Tai vat, man šitas regionas tikrai turi labai gražių pavadinimų, bet yra ir tokių, nu, kur tiesiog skaičiukai, pavyzdžiui, racionalūs, ten vokiečiai, kokie nors dar kažkas. Tai, nu, surprise. Surprise. Nu, žinai, o kam čia dabar vargintis? Kam čia dabar išnaudoja savo dizainerinį potencialą lempą kurdamas ir pavadinimo tikrai tau nebereikia. Nes aš ką matau, pavyzdžiui, su naujų modelių pavadinimais, vakar kaip tik buvau nuvaręs tokią vieną pardą, kur dirbo pažįstami. Nu, sako, su kokią mašiną čia šiandieną, apžiūrėjo tas, su kuo atvažiavau ir tada sako, aha, o tu buvai su kokia tenkyje? Ir aš tada sakau, numerį tos mašinos, nes jie numeriais vadinasi, dabar EV9, kaip ten sakei, kaip ir žmogus nebe tie skaičiai, visa kita. Turi žinoti, kad žinotum, ne? Ir čia yra sunkiau negu koks ten X6, X5. Nu, geriausias pavyzdys turbūt Toyota, tas BZ4X. Beyond Zero for runners, ne, for wheels. Nu, dabar, kad 4 vadai. For fails? Šiaip neįtikėtina yra, kaip marketingas nepagalvoja apie tai, kad būtų lengva prisiminti. Bet gal ir pagalvoja, kad kaip Elono Musko vaiko vardas, ne, kuo sudėtingiau tuo bus įsimintiniau. Bet gal koks jo vardas? Tavo vaiko? Jis neištariamas. Tai va, aš net nematau, aš turiu tą vaizdinę tokią atmintį, bet aš net nematau simbolių, galvoju, žinai, kaip būna. Tai, o su Beyond Zero, ta 4X, tai ten esmė dar yra tokia, kad yra didžiosios ir mažosios raidės. Ir šiaip tada neparašyčiau turbūt. Taip. Nu, pavyzdžiui, rašai straipsnę, o tai kaip tau parašyti be klaidų? Ir tada dar toksai su lietuvių kalba. Tada rašai, vienintelis Toyota elektromobilis. Nu, arba tas pats McLaren MP412C. Nu, toks, kur irgi. Apie ką? Kodėl? Apie ką? MP4 video. Noriu sakyti 12C, nes 12 cilindrų. Ne. Kažką kitą reiškia. Bet man fainesni pavadinimai vokai yra, tiesiog pilna žodis. Taip, tiesiog kažkoks. Bet aš truputį domėjausi, buvau suradęs vieną website, kur buvo išrašyti blogiausi visų laikų automobilių pavadinimai. Dabar greituoju būdu nesuradau, nes neužsiseivinau to linko, bet suradau kitą, aš jums galiu truputį paskaityti. Paskaityk. Pavyzdžiui, Morris Isis. Tais laikais turbūt ISIS nelabai gal ką ir sakė. Bet ISIS kaip ISIS, ne? ISIS. Labai geras pavadinimas. Mazda, wait for it, Laputa. Įsivaizduokit šitą. Paskiau kitas, kur čia mačiau. Pavyzdžiui, Dacia slaviškose rinkose yra Renault, nes Dacia, ne? Nes Dacia, taip. Nes Dacia, jo. Isuzu Mysterious Utility Wizard. Skamba kaip Hario Poterio nauja serija. Visiškai. Ir ta prasme, ir atrodo, žinai, kad japonai tiesiog, šitas žodis turi gerą skambesį. Naudokim. Žinai, nesvarbu, kad patys neištaria. Bet čia, vice versa, tas, kai yra su tam visais hieroglifų tatuiruotėm. Nu ir tada vadinės vištienos sriuba ten kokia, ar bambukų makaronų. Bet atrodo kietai, žiūrėjau, Utility Wizard. Dar vienas labai senas. Studebaker Dictator. Šitas preisis galėtų tikti. Kolekcija. Dodge Dart Swinger. Irgi įdomus variantas. Ir ten reikėtų, man rodos, kad iš tų swingeriukų yra ženklas apverstas ananasas, tai būtinai reikėtų lipduką ant galo užklijuoti ir varyti per visur. Random faktų, žinau. Nuostabu. Daihatsu Naked. Tiesiog. Prie swingerio. Čia visa istorija gaunasi. Ir dar vienas. Mazda Bongo Friendly. Bongo Friendly. Mano draugas Jonas linkėjimai turi šunį Bongo, kuris labai friendly. Čia Daihatsu geras. Tai žodžiu, tai tiek yra greituoju būdu, bet šiaip ten buvo ir daugiau tikrai baisių pavadinimų, tokių, kur AMC Gremlin, pavyzdžiui. AMC Gremlin, jo. Bet net toks blogiausias pavadinimas, jis yra geresnis už tas fucking raides. Taip. Nes man čia yra toks, žinai, fantazijos neturėjimas, hemorojus visiškas, kur tu investuoji belenkiek pinigų, kad tu padarytum gražų automobilį, kad tavo viskas veiktų, kad tavo technologijos būtų, saugumai, visa kita. Ir tada pavadinimas, belenkaip, čia tipo 3 raidės sudedam, apverčiam, tipo pakeičiam vietom, randomizinam, žinai, tipo įvedi random generator ir tipo tau išmeta pavadinimą, belenka. Kokia nesąmonė? Mano kiek yra raidės, pavyzdžiui,
Mercedesų klasės, ane? Ten Audi A6, A8, kai jos yra labai aiškios, jau seniai įsimintos ir tu puikiai žinai, ką tai reiškia. Bet net ir tuo atveju, žinai, žmonės vis tiek sugalvoja pravardą, kuri kažką reiškia. Taip, va, tai reiškia, reikšmės reikia tam automobiliui. Teisingai. Tai man visi tie tokie beveidžiai, nu tikrai, kaip kokį vaiką pavadinti ar šunį, bet, pavyzdžiui, mano katinas yra katinas. Koks vardas? Katinas, Bet jis žino savo vardą. Jo, čia yra koks vardas. O kaip tu įkvieti? Ateik čia. Taip. Toks vardas. Tikrai. Nes vaiko kažkada kieme klausiau vieno random, tiesiog sakau, kuo tu vardu? Nežinau. Aš galvoju, jam 3 metai ir aš galvoju. Ir jo vardas nežinau. Okay. Sakau, tave mama kviečia. Sunelį. Sunelis. Ateik čia per langą, žinai, iš aikštelės. Aš buvau savo Wi-Fi užsivadinęs bet koks, o slaptažodis buvo aš nežinau. Tai kažkam paėjo bairis, koks, bet koks. O turite hebrytę savo, favoritą, pavyzdžiui, kažkokį, bet... Pavadinimą? Jo, vienas, tu minėjai tą Alfa Romeo, kuris Man šiaip turbūt Alfa Romeo kaip brandas, kuris nuostabiausius pavadinimus uždeda. O tada, nežinau, ar favoritas vienas iš, irgi kažkaip scrollinau pavadinimus, tai Ferrari 812 Superfast. Toks Superfast. Fainas. Aš neturiu favoritų, žinok, aš kažkaip tiesiog, man patinka, kad būtų žodžiai, nebeskaičiai. Aš tiesiog tą vertinu ir tada žiūri bendrai, žinai, koks nors ten, pavyzdžiui, ruošiausi laidai, žinai, podcast'ui ir pusę nakties sapnavau, žinai, visokius pavadinimus, bet dažniausiai yra, ta neigiama konotacija, kad yra geras pavadinimas, bet labai lievai rebrandintas dabartiniais. Jo, žinai, dar apie tos pavadinimus daug nesusimastom, turbūt, pavyzdžiui, Seatų pavadinimai būdavo Kordoba, Ibiza, tai Ispanijos vietovės, Volkswagenai, Passatas, Golfas yra vėjo, kaip čia, vėjai. Taip. Tai kartais net už tų pavadinimų dar, kurie nieko nekalti, atrodo, slypi dar kažkokia istorija. Tai visai... Bet supranti, va čia yra geras įdirbis. Man labai šiaip patinka ir tų pačių Lambo filosofija, kad jie visus savo modelius vadina pagal tuos kovinius Ispanijos bulius. Kiekvienas modelis, pavyzdžiui, tas pats Diablo, tai nėra kažkoks ten velnės ar kažkas tokio. Hurakan tai nėra uraganas, tai yra bulių, legendinių bulių vardai. Ir tada gaunasi, kad tu atsispiri ir tau daug įdomesnis pats brandas. Bet tu teoriškai pasidomėjęs, pavyzdžiui, tokiais buliais, tu gali more or less pataikyti, kokie bus kitų Lambo modelių pavadinimai. Žinai? Čia toks momentas. Man, pavyzdžiui, gražiausias turbūt automobilio pavadinimas, labai gražiai skamba, yra Lamborghini Miura SV. Ir tipo tas SV tai yra super veloce. Labai gražus tie, kaip tu ir sakai, itališki žodžiai. Bet sakau, čia yra specifika regiono, nes aš kažkaip, tarkim, vokiečiai dar tais laikais pagalvoja apie kažkokius vėjus, dar kažką dabar. Net tas pats Fiat Topolino. Bet čia tikrai kalbos skambesi, pasakykit man gražiai skambantį vokišką žodį. Oi. Ne, nėra tokio, neišrado. Volkswagen. BMW. Tai yra racionalus, iš tikrųjų. O dabar gerai, o tai biški čia dabar suktelkim į kairę arba į dešinę. Čia į kairę, žinau. Ir pagalvokim apie pavadinimus, kurie kažkada atrodė visai nice, bet dabartiniam kontekste tokie biški yra keistokie. Pavyzdys. Eclipse. Ford Puma. Mitsubishi Eclipse, ne? Mitsubishi Eclipse tai man šiaip asmeniškai skaudu, nes man labai buvo gražus modelis, labai daug gėjų prižaidus. Prieš paskutinis tas iš Fast and Furious pirmos dalies. Čia antra ar trečia karta? Trečia, man atrodo. Ar ne, antra gal, žinok. Nes trečia buvo paskutinė ir po to išėjo Tai vat nežinau, ar 3 ar 4. Netgi buvo hashtagas Not My Eclipse, kai išėjo ta nauja. Taip. Ir man toks Krindžiakas. Ta prasme, kodėl? Bet čia Fordas daugiausiai yra prasikaltęs šitą. Visiškai šitą. Mustangas. Taip. You're not my father. Mach-E. Tai man, labai faina istorija, labai fainas tas visos amerikietiškos šaknis ir visą kitą. Ir dabar kažkoks, jis nėra blogas modelis, bet tikrai reikėjo Mustango pavadinimą prikelti. Ar tikrai reikėjo? Kažkaip nežinau. O dabar išleido V8, gerą, ten daug arklių, mechanas, man atrodo, netgi. Išleido tikrą. Ta bulitinė versija yra pati gražiausia. Tiesiog tas klasikinis kupas tom dar grotelėm galia tokiam ant galinio lango. Koks jisai gražus. Bent Ford Capri. Oi, palauk, jūs tai, kaip gaila.
Galvoju, dar liko. Dėja. Čia yra naujausias dalykas, turbūt, kuris vėl dar viena strėlė iširdį tų entuziastų, žinai. Nes Capri šiaip Labai žiauriai fainas gražus modelis automobilis buvo. Taip. Tikrai gražiai padarytas. Labai šarmingas. Ir O tu gali parodyti? aš ir parodysiu, aš va dabar atrinkau. Tai va, čia mes turime Ford Capri. Ir aš truputį pazuminsiu. Štai čia yra Ford Capri. Štai čia, mėly. Po to po visko parodyti, kaip atrodė iš tikrųjų Ford Capris. Aš tiesiog, aš parodysiu ir tą OG Ford Capri, bet aš parodysiu va šitą va. Čia yra Ford Capri ir Polestar. Nu toks biški liūdesėlis. Ne, visiškai skirtingi automobiliai. Visiškai, nesusiję. Kiek žinau, šitas Capri naudoja Volkswagen ID4 platformą. Kažkas tokio. Kas man buvo truputį keista. Ir Volvako kėbulą. Ir Volvako kėbulą. Ir reiškia, pagaminti kainavo pigiai. Porsche Macano, pažiūrėkit. Čia yra Macan EV priekiniai žibintai. Ir dabar aš jums jungsiu. Nu, jie nėra tokie patys, bet supranti, kur link aš einu. Bet, prasme, tas ledų išdėstymas. Jo, galbūt ir Kia. Bet šiek tiek su ledais primena netgi Gordon Murray automotivo kažkurį modelį, ne? Ten yra tokia maži... Ratlankiai vacitrainis. Turbūt. Ir dar ta galinė lempa, galinis žibintas, čia pat kiek jau matosi. Tiek, tarkim, man truputį yra vis tiek Nissan 400Z kažkoks flashbackas, žinai. Nu, bet ir Macaną tą patį šiek tiek primena, ne? Galas? Macaną? Ar ne? Ne, gal ne. Ne? Gal... Pažiūrėk. Jis toks jau labai matai tą vieną juostą, tai truputį kitoks. Bet ir aš nežinau, ar čia, žinai, geras tas momentas, kai tu pasiemi tos elementus visokiausius, susilipdai savo kažkokį tavo modelį ir tau iš visų pusės toks iš yra, bet šiaip, nu... Man tikrai gaila dėl pavadinimo, tipo, dėl ko jie panaudojo tokį pavadinimą. Nes jie atleido savo rinkodaros skyrių ir va tiesiog prikeldinėja visą seną, žiūrėk, Puma, Capri, Mustangai. Tai čia yra tikrasis Ford Capri. Pažiūrėk, koksai žavingas. Žavingas. Tikrai žavingas. Čia aš kaip suprantu jų istoriją ir tokia, jinai truputį turbūt yra britiška, nes tom laikmečio turbūt Fordai kažkiek buvo dizaininami europiniai, bent jau Britanijoje. Tai čia iš esmės turėjo būti Mustango alternatyva Europai. Taip. Su Capri, žinai. Ir iš esmės, tipo, mano paaiškinimas, kodėl jie panaudoja tokį pavadinimą, būtų toks. Hebrytė, taigi SEO jau užbildintas ant Capri. Imam Capri. Gerai bus. Hebražino, suves. Jo. Bet tame ir yra, kad brandas tai žinomas ir bus to tokio pasipiktinimo, kaip mes dabar piktinamės, bet žmonės žiūrės. Iš marketinginės pusės visiškai sausai, be jausmų, tai logiška. Galbūt, tai tikrai logiška. Bet žinai, aš čia galvoju, pavyzdžiui, apie tokį pavyzdį, tarkim, tą pačią Toyotą, ne? Ir mes čia vis turim spekulacijų, kad prikels MR2. Jau, ta prasme, aš kaip MR2 savininkas turiu tokią mašiną nuo, man atrodo, 17 metų. Tai kiekvienais metais išeina naujos spekulacijos. Taip. Žurnalai leidžiami kažkur, kur kažkas papaišė kažką ir va čia nulykinta, čia ta. Bet supranti, kas yra? Aš nebetikiu. Niekas nekalba apie tai, kad MR2 atgims SUV pavidalu. Niekas nekalba. Ir aš, kai kalbėjau su inžinieriais Toyotos, tai buvo kalba apie MR2, nes tada buvo kaip tik Supra pristatyti ir taip toliau. Tai jie ieškojo gamintojo, sako, mums reikia rasti tokį gamintoją, kurio galėtume pasimti bazę, kur yra ta komponuotė, tokia kaip originalioji MR2, ar ne? Tai nieks nekalba apie to modelio pavadinimo prikelimą kaip kokį fucking SUV ar dar kažką, tai kur ten tiesiog išnaudoja tą gerą legendą, užaugintą kartą tų vairuotojų ir tada, kuriems reikia prisėsti su savo ten 2 šunim, 3 vaikais ir taip toliau tą automobilį. Tai man va čia teisingas požiūris. Toyota vėl įrodo, kad jie viską gerai daro. Šiaip. Bet jie nėra vieninteliai, nes jeigu va dabar dar parodysime ekraną, tai lygiai tą patį padarė ir Honda Prelude. Taip. Jie nesufakapino su pavadinimu kažkokio tai debiliško visureigio. Nes tikrai galėjo. Galėjo drąsiai. Tikrai puikiausiai galėjo. Taip. Jie turi savo tos legendinius pavadinimus visureigiam, juos išnaudoja, sėkmingus labai daro modelius ir vat Preludas yra Preludas. Tikrai taip, jisai panašus į Preludą. Taip. Dar galvoju, kadangi turim vizualą, parodyk tikrąją Ford Puma.
Ai, taip. Jo, Ane? Puma Ir man dabar buvo toksai. Irgi Seksy skausmelis. mašina. Tarp kitko buvo labai graži versija, labai reta. ST? Ar koks? Ne. Puma, gal RS, aš neatsimenu. Jo. Jinai tik tai dešiniavairė Ford buvo? Racing Puma. Taip. Tik jinai dešiniavairė, ne, buvo? Taip. Jo. Ford Racing Puma. Tai čia būtų va šitas va automobilis. Jūs sakykit, ką norit. Bet labai fainas. Fantastika. Taip. Kaip atrodo. Jinai yra truputį platesnė negu paprasta Puma. Mes kažkada su bičiuliais darėm tokias lenktynės, mašina už 300 eurų ir lekiam. Vadinasi, Katastrofa Cup. Geras labai. Ir lenktynės. draugai, šliogeriai, nusipirko Ford Puma už labai mažai, su 1.7 varikliu. Bičiai per naktį tvėrė iš stiklo pluošto ir iš kažko tas tokias ralinių lempų tą tokį Kietai kosmonautai dėklą. yra. Žinokit, uždėjo purvasargius raudonus ant tos sidabrinės mašinos. Ta mašina atrodė kaip legit rally car. Geras. Jinai nuoširdžiai buvo graži mašina už 300 eurų. Geras. Bet čia yra šliogerių fenomenas, nes jie yra crazy bičiai. Taip. Ir dabar aš parodysiu Ford Puma 2024. 2024. Štai, čia yra Ford Puma. Nu, negali sakyti, yra panašumų. Yra panašumų. Kaip automobilis, kaip Nėra blogai, jo. miesto parketinis suvas, jis tikrai yra gražus savo segmente. Ypač po facelifto. Man jis yra gražesnis už Maserati Grekalę. Jo yra geresnės proporcijos. Tiesiog mažesnė grekalė. Geresnės Tai yra grekalė yra proporcijos, didesnė. Taip. Pigesnė grekalė. Bet ypač prieš faceliftą Puma ir dabartinę grekalę, jeigu turim. Palauk, Ford Puma VS Grekalė. Taip. Gal ir rasim kažką. Nu va toks, va. Nu va. Čia tik tais, aišku, formatas. Kaip čia? Mama, noriu grekalės, turim grekalę namie. Grekalė namie. Taip. Bet tikrai gražiau dizainas. Man, žinok, atrodo, geresnės Pumas. proporcijos. Nu, vat kažkaip smagiau išdėliota. Taip, linksmesnė mašina O atrodo, žiūrėk, ne? tenai raudonas yra Puma ar grekalė tenai. Čia yra renderis. Čia yra Geras. Kapskupsų renderis. Čia geras. Čia yra renderis. Aš suprantu. Čia Ford grekalė. Ne, Maserati Puma. Aš suprantu, kad taip, kad čia yra spekulacija padaryta ant Ford Pumos. Parašykit komentaruose, kas geriau yra, ar Maserati Puma ar Vadalė. Ford Grekalė. Gal Maserati Puma geriau. Jo. Ford Grekalė labai sunku greit ištarti, gaunasi kažkoks Ir tas keistas. pavadinimas Grekalė irgi kaip kažkoks fucking gremlinas. Nemaloniai skamba, ne? Kažkoks, nežinau. Nors Maseratės pavadinimais viskas gerai atrodo. Daugiau mažiau, aš taip manau. Bet iš tikrųjų man Gal tik su multimedija blogai. dabar jau man atrodo gerai. Gerai dabar. Bet man kažkaip atrodo, kad pranykęs brandas ir ką ašgi čia girdėjau, kad Tavaresas sakė, SEO, taip sakant, Stellančio koncerno pavadinimo, kad baisiai skaičiuoja dabar pinigus ir sakė, jeigu Hebra nevarysit gerai su pardavimais, prasinaikinsim biški brandų, tai gali būti ir Stellančio koncerne šiek tiek tokių pokyčių visokiausių. Tai va. Parodom dar apie Eclipse, nes pradėjom nuo tenai. Jo, mes galim Jeigu- parodyti, mes galim, aišku, iškart čia viską sumest, bet toj Mitsubishi. Nieko tokio, čia interaktyvų tiesiog pas mus yra. Ta Eclipse man, va ta senoji, net su Supra dizaino prasme, man gal Eclipse net gražesnė buvo, jeigu apie tą pačią kalbam. Man Tai palaukit, apskritai tai čia yra naujasis Eclipsas. Oi. Yra gražutis. Va čia yra net objektyviai Mitsubishi. negražus automobilis. Nu, čia Taip. nu, Jeigu labai reikia, blogai. kas tau yra negražus automobilis, va. Taip. Bet žinokit, šiaip aš galvoju dabar apie Mitsubishius, tai pas juos iš naujų modelių, nu, nebelikę. Ne, Jie mes jau esame kalbėję. rebedžina Renault, man atrodo, Taip, ar kažką. taip. Nu, Nes labai Ispanijai turbūt važiuojant, mačiau Mitsubishi reklamą, o ten buvo Renault kažkuris modelis. Tai jo. O Lietuvos Pirmos kartos Eclipsas man šiaip yra visai nieko automobilis. Nu, ta prasme, kaip tam laikmečiu jis kažką tokio turi, žinai. ir su To atidaromom laikmečio lempom. dizainą Taip. ir visą tą, kas Tas iškilimas čia, kur Aha. po kurio aš nežinau, kas ten slepiasi, gal koks akumuliatorius, generatorius, whatever. CRX turėdavo panašų kažkokį. Va, pavyzdžiui, iš tos perspektyvos Žiauriai. visai gerai atrodė. Man ne? toksai kaip tas Night Rider. Night buvo. Rideris, Aha. jo, su Mitchu Buchananu. Kuris buvo Lietuvoje neseniai, dėjęs Instagram'e Palauk, postus. Mitchas Buchananas ar Davidas Hasselhoffas? Hasselhoffas. Teisingai. Antros kartos Eclipsas, va, čia yra tas... Jo. Oi, labai maža nuotrauka, nu, bet tarkim. Atvantas, apie kurį
Sakau, Nu, man už Supra Čia gražiau. tas, man tai labai gražus. Man yra automobilis. žiauriai gražus automobilis ir beje, šitie Eclipse'ai, GSX-U versijos, tai buvo principė Evolutionas. Variklis buvo Evolutiono, buvo AVD, tai Ir atrodo fucking geriau. Ne, šiaip tai Gerai, čia Evolution front wheel šiaip drive karas, gražus ne? modelis, Prieki jo. varomas, jisai. paprastas bazinis, Paprastas, jo, bet bazinis jie priekio. buvo ir su 4 varomais. Man jis netgi bazinis, pažiūrėkite. Eik sau. Ai, nu čia labai, Nika. labai maža nuotrauka. Bet, Va. bet dailus, jisai tikrai dailus, to laikmečio dizainas, jis toks nesenstantis, žinai. Ir labai gerai darosi, galiu pasakyti. NK ratukai, nu, man čia Daug truputį per nereikia. daug offseto, bet su mažiau offseto būtų viskas. Bet principas čia daug nereikia, reikia Daug tiesiog nereikia. dropo ratų viskas. Ate. Taip. Puikiai. taip. Nu gal šiokios toks apdailos, bet Truputį gražu. nusivažiavo jie su 3 kartos Eclipse. Yra kabrikas už 14. Bet Jo, tai man... Ai, žiūrėk, kabrikas. buvo paskiau va šitas va baisuoklis, Aha. nes jau Šitas didelės nuotraukos. šrikštukas. Oi. O čia Nu, čia- Net ne, nupurto čia kažkaip. tiesiog naujesnis Ne, modelis. čia tiesiog naujesnis ir man atrodo, gal net Europą negavo šito, ar gavo? Gal ir negavo. O neturėjom, aš matydavau gatvėse. Gal Ir paskiau dar buvo atsiradęs štai toks, kuris mano subjektyvia nuomonė irgi yra Nu, jau baisus. toks apie nieką. Bet čia galvoju, kelintų čia metų yra šitas modelis, nes buvo 2.5 tas, čia bus kokia, ne? tas Kažkas juodas tokio. periodas nuo 2000 kažkelintų iki kažkelintų, visiems toks jausmas Japonijos gamintams, kur tiesiog šūdus leido. Nuo 2005 metų čia. Nu, yra tai va. šitas Bet modelis. pavyzdžiui, Subaru Legacy ir Outbackai tų metų man iki šiol patys Jie gražiausi. gražus, jo, bet Subarikas gal vienintelis iš tų gamintojų, kuris ten nenusivažiavo, nes kokia Toyota, tai dizaino prasme turėjo nieką, tiesiog didelę juodą skylę iki 19 metų. Mitsubishis tiesiog išnyko. Taip. Bičiuliai, aš siūlau keliauti prie mūsų kitos rubrikos ir man atrodo, kad mes neturim tiek daug laiko, kad dar 2 rubrikas sutalpintumėm, tai gal einam prie... Žiūrim, turim tą laiką. Turim, tikrai. Dina pasakys. Dina bus mūsų laiko policija šiandien. Gerai, Dina Dar bus turim mūsų laiko, laiko viskas gerai. Ai, policija. tas laikrodis sustojęs. Gerai, turim. Tenai va. Tai mūsų, Bandom. tai mūsų kita tema yra mėgstamiausias kelias Lietuvoje. Ir mums šitą idėją pasiūlė mūsų žiūrovas, Mantas Ciplys, nežinau, kažkaip Su taip. ČRC. Mums Jo. Laucius praeitą kartą davė dovanų iš Šimsos. Tai Jo, tai mes galim kažką pasiūlyti. po to sugalvosim, Taip. kam ką dovanos. Žodžiu, man tai parašyk mums per Instagramą. Parašyk, Dieną. kokių dovanų nori. Jo. Parašė, sveiki. Gerą pagaliau sulaukiu savo airdrive'o, nespauskit stabdžių. Klausimas apie vairavimo malonumą. Prašau pasidalinkit gražiausius, smagiausiamis pačių vairuotomis kelio atkrapomis arba maršrutais. Jei galit, išplėtokit Lietuvoje, kaimininėse šalise, tolimesnėme užsienyje ir taip toliau. Ačiū. A, ir kaimininėse gali. Nu, bet mes gal pasifokusuokime į Lietuvą, ką galima tiesiog sėsti į automobilį ir pasiekti. Užsienio šalyse tai mano yra rekomendacija labai paprasta, tiesiog įsijungti kažkokį gerą gėjimą ir ten labai neretai yra panaudojamos atkarpos iš gražiausių užsienio kelių, pavyzdžiui, visas tas Prancūzijos žydrosios pakrantės. Lygiai tą variantai, norėjau visa kita. sakyti. Ja. Tobula ir tikrai... Nuo šito Marselio iki Nicos nuostabiausias. Ir gali net ir nuo Nicos varyti toliau ten aukštyn, taip, iki Monako, jo, ir tada Monake dar pasivaikščioti. Tikrai yra va, tokių variantų, bet labai geras sufleris yra geimai, nes geimuose dažniausiai panaudojamos tos tikrai geros atkarpos, jeigu mes nekalbam apie trasas, o apie tiesiog važiavimą va, kažkuo, tai ten siūlau Aš tai, pasižiūrėti. jeigu taip labai paprastai, bendrinę prasme galėčiau patarti, tai sakyčiau, tiesiog Alpės ir jų prieigos. Taip. Žinai, ir viskas. Taip. Ir yra šalių, kurios turi tikrai gerus kelius, pavyzdžiui, Austrija, pavyzdžiui, Šveicarija, bet tam tikrose šalyse jūs nenorėtumėt viršyti greičio. Aha. Tai Šveicarijai, jeigu jūs geram kelyje, tai ten ramiai savo ir pravažiuojat. Paskui yra kitas fenomenalus, tikrai visi žino, Alfa Romeo net modelį išleido Stelvio, yra Stelvio Pas, bet aš labai skirtingų nuomonių apie tą kelią priskaičiau, nes principė atrodo labai gražu, toksai didelis zigzagas, žinai, bet iš tikrųjų tai, kai tu važiuoji, tai gazas, stabdis, posūkis, sakė, žiauriai monotoniška ir neįdomu. Ir vairuotojai dar keleiviai nepavydžiu. Rumunija yra labai, sakė, Rumunija labai gražių. Rumunija yra tas, aš pamiršau pavadinimą, Transalpija, kažkaip taip, žodžiu, bet yra labai gražus ten tie keliai, tikrai verta. Taip. Ir aš sakyčiau, tada dar iš šiaurinių regionų, tai Norvegija turi gražių šiaip kelių. Serpentinai ir visa kita. Taip. O gerai, o Lietuvoje, Dina, ar tu
Kur tu, pavyzdžiui, gauni naują automobilį kažkokį, nori jį patestuoti, kur tu važiuoji? Mano tai, aš galvojau, kaip čia dabar apibūdinti, kaip aš važiuoju, nes aš dažniausiai neturiu krypties kokios nors, bet mano yra 2 variantai. Jeigu aš kažkur esu ten, kur yra gyvenami rajonai, ar yra gyvybė šiek tiek, tai aš tada varau taip, kaip rodo ženklai, vaizdingas maršrutas arba kultūrinis objektas, rudi ženklai, žodžiu. Matai rudą ženklą ir suki. Ir tada dažniausiai atrandi žiauriai fainų keliukų, bet mano bėda yra ta, kad aš dažniausiai kur nors viską nubaigiu visą kelionę žvyrkelį, kur nors miške, kur netraukia navigacija ir tada tu varai ir taip, žiūrim, kas čia bus toliau, pravažiuosim ar nepravažiuosim, žinai. Bet labai faina, nes tikrai atrandi dalykų tokių, kurie nematyti, labai fainų vietų, kur gali sustoti ir panašiai, bet aš tokia žvyrkelinė šitoje vietoje esu. Ir... Enduro. Dinas pravardė Enduro. Enduro, bet 4 ratai šitoje vietoje. Super Enduro. Arba kitas variantas yra, man labai patinka, kadangi aš šiaip tokia geekė ant istorijos esu, tai man patinka susirasti kokį nors dvarą, keistų pavadinimų ir tada bandyti iki jo nuvažiuoti. Ir tada tu po keliu atrandi visokiausių šiaip keliukų, gražių vietų, sodybų, visokiausių. Tie dvarai dažniausiai yra fantastiniai, tokie apleisti. Tikrai norisi ten urban explorinti, nors tai nėra urban vietovė. Taip. Tai va, tai mano čia tokia rekomendacija, jeigu tu nori atrasti kažką gero ir jeigu tau nėra būtina sąlyga, idealus asfaltas. Nes jeigu tu važiuoji su kokio Amerioko ar ten šiaip su dropinta mašina, tai tau reikia asfalto. Taip. Jūs tai, tu turi kažkokį tai... Jo, aš turiu. Mes sakėm, kad galim netgi padėlioti, ar ne? Padėlioti, tai gal kol atsidarys, aš pasakysiu tuos klasikinius, kurie pirmi man kilo atėjo galva, tai vienas yra Molėtai Anykščiai, Biržinka ta mūsų klasikinė. Jeigu kažkas nebuvę, tai būtina pravažiuoti. Ir nespausti akceleratoriaus vienoje vietoje, nes kitaip pabučiuosit. Jo, tenai yra viena vieta, Bobutės kalnas vadinasi, ir, žodžiu, yra tiesus kelias su daug kalvų ir vienoje vietoje yra ženklas 50. Tai jeigu važiuojat link Anykščių ir važiuojat gerokai daugiau nei 50, pavyzdžiui, 90 kokių, tai ten karterį ir paliksit. Ten netgi matosi ant to kelio nudaužyta viskas jau nuo karterių. Aš Bobutės vietą ten atidaryčiau prekybos tašką, kokį limonado, ten kioską. Kol laukia traliukų. Kaip hebra, tipo po balų numerius ištraukinėje, tai čia gali, žinai, siūlyti. Galėtų būti naudoti karterį, tepalų atsidaryti. Sponsored by Motul. Kalnas. Motuliu gal gera idėja būtų Motulio kalnas. Užbrandinti. Geras. Ta prasme, net galima pritraukti, tipo, pusiau Motulės. Pusiau Motulės. Wow. Bet šitą idėją reikia papičinti. Motulio hebrytę, jūs girdit mus. Gerai. Tai čia yra šitas kelias. Nuostabus. Dalis jo yra naujo asfalto visiškai, bet su lyg naujo asfalto prasideda greičio ribojimas 50, nes prasideda Anykščių regioninis parkas, man atrodo. Taip. O iki tol, žodžiu, apribojimas 90, bet jo pilnai užtenka patirti viską. Aš tai žinok, turiu labai paprastą tipsą. Jeigu yra vidutinio greičio matuoklis, tai tu tiesiog kažkur sustoji pasitikrinti padangų slėgio. Nes būsina. Simple as that. O toliau jau tai, čia. Taip yra. Žinai, ką pastebėjau? Pavyzdžiui, važiuojant į Palangą, man atrodo, prie sektorinio greičio matuoklio pradžios fotoaparato yra kamerytė, kuri momentinį matuoja greitį. Aha. Tai ir nemažai. Dabar, kai su Vespa aplink Lietuvą važiavau, tai turėjau erdvės pasižvalgyti, sakykim. Tai daug kur taip mačiau. Okay. Bet, ir jaučiu, kad atsiras vis daugiau tokių vietų iš tikrųjų. Dar kokį nors turi tipsą? Jo, tai kitas mano kelias, Paberžė Itminiškės, ten, man atrodo, mes kalbėsime apie tai. Taip. Ir, žodžiu, mes visada kalbam, kad geriausi vairuotojai Lietuvoje gimsta Aukštaitijai, nes čia tikrai vingiuočiausi ir fainiausi keliai, ir man tai būdavo liūdna, kad Žemaitija, iš kur aš kilęs, sakykim, tokia liūdna kelių prasme, bet mes buvom dabar su ta pačia Vespa ir su Vitoldu, jisai važiavo su Fiatuku senu aplink Lietuvą ir lankėmės muziejuose automobiliniuose ir yra toksai Auksinio Elnio dvaras Telšių rajone, kur šiaip yra labai graži sodyba ir fainas motociklų muziejus. Ir tada iš tenai skirstėmės link pajūrio, nes tą dieną buvo toks planas. Ir aš, žodžiu, įsivedžiau navigacijų, kad man neduotų greitkelių, nes nenoriu su Vespa jį važiuoti. Ir man
parodė kelią, kurio niekada nebuvau matęs. Tai jis ant žemėlapio. Tai jis Auksinio Elnio dvaras, Žarėnai tada. Žarėnai. Žarėnai. Žlibinai. Tuoj Žiūrėk, padarysim. pavadinimai. Aha. Jo, pirmą kartą buvau tose mieste. Toks slibinai. Žlibinai. 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 Aha. Na, o Žarėnai su... Ir plungė tada. Ir plongi. Plongė. Plangė. Tai startuoji tame muziejuje, šiaip verta aplankyti. Ten iš tikrųjų Lietuvoje yra nuostabių muziejų, čia kita tema. Tai aš kaip suprantu, mes pradedam nuo Auksinio Elnio dvaro, kur čia šitos motociklus galima apžiūrėti, ar ne? Ir visi tie motociklai tokių važiuoja. vasnekų. O, tiek nenuėjom, okei. Paglostyti briedį. Mes buvom prie jo motociklai. Ir tada varai nuo to dvaro. Aš jau dabar matau, kad čia vingių yra jūs. Taip, ir žinai, dalis yra, sakykime, toksai dar tas kelias, dalis yra prasto asfalto, bet gal kaimukais kokiais. O čia žiūrėk, rodo tokį. Yra dalis žvyrkelio, yra dalis dalis yra apie žvyrkelio, 15 gal kilometrų žvyrkelio, bet jisai platus ir visai okei. Bet yra naujo asfalto, kuris taip gražiai vingiuotas ir tokie gražus laukai, lietuviški, žinai, su kalvom kažkokiam, su gražiu peizažu, nuostabus kelias. Štai. Va, čia dalis to ir čia tikrai dar net ne pati fainiausia, bet vat pažiūrėk. Ir vingiuoji, žinok, ta Vespa tapo staiga sportiniu mocu. Kaip tenai. Aš nežinau, nuostabu. Ta prasme, Bet yra tokių kelių, kur tu gražiai labai, tu matai į tolį ir labai gražiai tas trajektorijas gali išsiimti. Tai legalu, bet labai gražu. Matosi vingiai. Nes tik tada gali lėkti. Taip. Ant devim. Aš matau, kad čia yra vingių ir ta prasme pavažiavus ten Nes toliau. man čia primena truputį tą atkarpą nuo Kernavės iki Musninkų, kai važiuoja, nes ten irgi tokio gražių, bet žinok, čia tenai yra gan ilgi tie vingiai, ne? O čia yra tokių trumpesnių, aštresnių, kur turi Gražu. Gražu, jau norisi važiuoti. Žinok, net širpai eina man. Aš važiavau, galvoju, wow, kas čia muzika, išsijungiau ausinėse viską. Tiesiog mėgavus to keliu ir tai buvo faina, kad Žemaitijai yra vairuotojiškų kelių. Aš tik norėčiau, kad Google mašinėlę pravažiuotų čia jau vasarą, ar ten kokį gegužės pabaigoje, kai tikrai labai viskas pagražėja, labai stipriai. Nes vietom ir naujas asfaltas matęs, tai gali būti, kad čia, jeigu ten kokių 21 metų... Svarbiausia, kad nesugadintų niekas jo, nes yra labai didelis polinkis sektoriniais, bet yra labai gražių kelių, kurie buvo labai gražus, iki kol ten nepaguldė 13 gulinčių policininkų. Ir kur tada stabdai ir vėl. Nu va, gražios kalbos. Bet čia šitas žvyrkelis, aš įtariu, jau gali būti ir išasfaltuotas. Asfaltas, jo, nes ten šitoj vietoj buvo asfaltas. Aš kažkada, žinok, ir ieškojau smagaus kelio pagal neseniai išasfaltuotus atkarpas. Ir visai netikėtai buvau suradęs puikų, nuostabų kelią ir kur kartais nuvarau ir pravažiuoju. Yra visai netoli Vilniaus, jeigu mes tai pasižiūrėtumėm, nuo Vievio. Kur čia tas dabar? Nuo Vievio, tai jeigu aš galiu pasižymėti, kad maždaug iš čia iki Elektrėnų, jeigu gerai prisimenu. Labai gražus kelias, tas labai fainas. Man čia kažkas matau, kad Auksinio Elnio dvaras yra pažymėtas. Pro Auksinio Elnio dvarą. Žlibinai. Ir čia kažkaip Žarėnai. Aš neatsimenu. Žarėnai ir žlibinai. Reikia, kad neįsivaizduotų žmonės, jeigu gyvena. Ir šiaip Žarėnuose, man atrodo, net sustojau miesto centre, tokia graži bažnyčia, tai viskas. Žemaitija šiaip turi tokių gražių, mažų miestelių, kurie labai gerai išsilaikė, nes kieti tie žemaičiai šiaip kaip pagalvoja. Žinai, žemaičio nepaėmė. Aukštaičiai nuvingiavo, žemaičiai, žinai, išsauga savo. Aš pažymėjau tą atkarpėlę, tai žodžiu yra maždaug nuo Vievio, nusukus nuo Vievio, visas šitas keliukas per Aleksandriškės, dar kažkas, čia galima kažkur privažiuoti tą keltą. Taip, tą keltą. Ir žodžiu, visas šitas kelio gabaliukas yra tikrai neseniai. Tas keltas Virvinės upinis, ar ne, mes tą turim minti, ar ne, kur Čiobiškio yra keltas. Jo, nes aš įmesiu tokį, žiūrėk, jums vizualą, kad truputį aiškiau matytųsi. Tai yra tikrai pakankamai status posūkiai, ta prasme, ir reikia sulėtinti ten ir ženklai yra gal net iki 30. O sulėtinti iki 90.
Žinok, ant 9 ne visus paimtum. Geriausi tokie keliai, mano kurie... rekomendacija tada būtų, pavyzdžiui, nuo Kernavės kokios Piliakalnių startuoti per Musninkus už bažnyčios, nes aš iš tų kraštų kilu, žinai, dabar mintyse matau kelią. Už bažnyčios sukti į kairę, važiuoti Čiobiškio link, tada persikelti su tuo keltu ir tada varyti toliau link visų Vievių, Jonavų ir taip toliau. Ir net važiuojant tą atkarpą Musninkai, Lapelės, Čiobiškis, ten varai per miškus, yra labai gražus vingiai ir tokie. Taip. Bet yra bėda ta, kad yra drėgnesnė vieta ir tam paskutinį kartą važiuojant mačiau, kad šiaip savo asfaltas yra tikrai vietom pasideformavęs ir pagraužtas. Dvi mintis turbūt, mes potencialiai galėtumėm padaryti vieną maršrutą geriausių kelių, ar ne? Ir tada turėtumėm išrinkti automobilį arba mocas visada gerai šitoje vietoje, kuriuo reiktų pervažiuoti. Aš norėčiau padaryti tripą, kiek čia gautus 1000 kilometrų, jeigu geriausius atkarpas sudėlioti. Žinai, kaip būna Spotify'os playlist, tai mes galėtume padaryti, čia projektas būtų ieškome, žinai, kaip jau sugalvojau pavadinimą. Keliai, kuriuose dar nėra vidutinio greičio matuoklių. Labai gerai. Jie labai gerai iškėlė. Bet parašykite kelių direkcijai. Mums užtektų pravažiuoti tą projektą, sufilmuoti, iškomunikuoti medijai. Man atrodo, po 4 dienų jau montuotų vidutinio greičio matuoklius. Bet surašykit dar atkarpas. Mes dar turėsime atkarpų. Aš turiu dar vieną atkarpą iš tikrųjų. Bet galvoju, gal ko nepaminėsim, klausytojai parašykit, gal net su kažkokiu tai mepuku. Jo, aš įsivaizduoju, kad YouTube komentaruose. Arba tiesiog, iš ten į ten, žinai. Jo. Kažkaip. Tas Vilniaus į Kauną. Jo, su tarpiniais miesteliais, nes iš tikrųjų iš to Auksinio Elnio dvaro į Klaipėdą buvo tiesesnių kelių. Tai reikia... Žodžiu. Parašykit, pasidalinkit, tikrai fainas gal visai variantas. Arba pralėksim, arba tiesiog pasidalinsim rekomendacijom. Aš jau lėkt noriu. Bet taip. Aš dar turiu vieną nuo savęs tokią rekomendaciją. Tai man labai patinka tokia didoka. Čia yra 200 km atkarpa. Aš jos visada nevažiuoju pilnos, nes labai daug laiko užtrunka, rodos automobiliu. Tai yra 3 valandos kelio. Bet startas būtų maždaug nuo Maišiagalos. Čia yra Maišiagala. Nuo Maišiagalos startuojam link Nemenčinės ir iš karto mus pasitinka toks visai nuostabus vingis. Čia tas nuo autostrados pirmas, ne? Jo. Ten yra geras tas vingis, nes jis dar ten ir kalniukai yra. Tai reiškia, kad tu taip varai ir tada išsivyšęs. Ir aš sumosiu tenais taip atsargiau važiuoju. Tai va šitas toks. Iš karto aš matau šitą vasarišką dienelę. Taip. Žodžiu, tai šitoj vietoj startuojam ir važiuojam iki beveik Nemenčinės. Varvažiam čia pro tokį visai naujai... Čia linkėjimai Aidui pro jį pravažiuojam. Išasfaltuotas, ar palauk, ne šitas naujai išasfaltuotas. Tai žodžiu, čia dar pravažiuojam, Nemenčinės tą plentą pravažiuojam ir prieš Nemenčinę pasukus į kairę, čia visai smagus kelio gabaliukas yra. Va šita atkarpa nuo Nemenčinės iki Eitminiškių yra super. Už tos atkarpos mūsų laukia dėja, bet sena gera molėtų betonkė. Pasitikrinti važiuoklį. Prakratyti dantis ir visą kitą. Ir tada nusukam link Dubingių. Tai aplink Dubingius yra puikus keliukai. Ir mano subjektyvia nuomonė pats geriausias kelias Lietuvoje, kuriame dar nėra vidutinio greičio matuoklio, bent jau šituo metu, kada mes čia kalbam prie mikrofonų, nes kai išleisim seriją ir praeis savaitę gal jau gali būti. Tai yra nuo Dubingių iki Bijutiškio. Ir dar čia pravažiuosit ilgiausią medinį tiltą Lietuvoje. Jo, man atrodo, taip. Labai gražų ežerą. Tai va šitas keliukas, čia yra tiesiog fantastika. Jeigu dar važiuosit, pavyzdžiui, ant šlapios dangos, tai jums tikrai reikės daug kur prisistabdyti, nes kai jūs kitaip nulėksit nuo kelio. Čia tiesiog daug kas sako, kad tai buvo, kai tai buvo žvyrkelis, tai buvo ralio dopas. Vienas iš Lietuvos ralio čempionato dopų, nes tikrai yra... Jis tikrai turi savybės reikiamas. Žinok, ne tais, kad ko gero, bet iš tiesų... Turi ir kalniukų, visko. Užtaikiusi, negalėjusi išvažiuoti, nes tiesiog tuo metu ten vyko ralis ir teko pralaukti, kol pasibaigs visas ralio dopas ir paleisiais. Tai man šitas atkarpas patinka dėl to, kad,
tu esi priverstas ir pavarą perjungti. Tu turi sulėtinti greitį, žinai, tai va čia ir yra įdomu. Tas ir iššaukiam tą vairavimo malonumą. Ir ten yra Sėdi į smagią mašiną, kalniukai, taip, kas tik tai nori. Ir labai fainai dėl to, kad asfaltuojant, jis nėra visiškai nulygintas, tai reiškia palikti kampai to asfalto. Tai, važiuojant ypatingai žiemą, kas yra, turi pagalvoti, ką dargi, nes tu matai, kad tau kelias truputį sukasi su laipsniais. Tai va, Jo, aš esu tuo keliu važiavęs žiemą, bet buvo tokia diena, kai visiškai nevalyta, ten buvo ir žiauriai slidu, ten turbūt atlydys. Driftlandas praktiškai. Taip, wow, labai gerai. Aišku, buvo baisu, bet tai ir džiugu. Meksika ten būna žiemą. Tai žodžiu, tai aš pratęsiu tada. Tai toliau tada galima važiuoti iki pačių Molėtų ir nuo Molėtų, kaip jūs tą sakė, lėkti iki Anykščių. Iki Anykščių tikrai yra. Taip. Labai gražus kelias. Ir tada grįžimas būtų, šiaip, jeigu tas maršrutas per didelis, jį galima pasitrumpinti, bet grįžimas gali būti per, aš prisiminsiu, kokie čia yra O šitą neteko važiuoti, man atrodo. Čia yra, žinok, visai neseniai išasfaltuotas kelias, aš irgi įmėsiu žmogeliuką toj, Google Street View visada padeda. Žiauriai, žinok, gražu, kažkokios ežeringos vietovės, matosi net ir šitose nuotraukose, kad yra visai neseniai išasfaltuota. Ir aš čia važiavau, atsimeni, kažkuriais metais tai mes turėjom, ženklas buvo 30. Mes kažkuriais metais turėjom press rally aplink Alantą. Nes Alantoj bazavomės, ar ne? Tai mes važiavom degalų pasipildyti ir atradom va šitą keliuką su šturmanu. Buvo fantastika, aš važiavau ir galvoju, oho, kur aš čia patekau. Tai čia yra grįžimas per Želvą. Yra Želva, taip. Tai visas šitas kelio gabaliukas nuo Želvos iki praktiškai Giedraičių irgi yra visai, žinokit, smagus kelias. Važiavau ir šipsojausi. Ir dabar, kadangi yra pakankamai šviežiai išasfaltuota, tinka ir tom jautresnėm mašinom, kur greitos, bet žemos. Taip. Nes anksčiau taip nebuvo, anksčiau tikrai buvo ten iššūkių, turėjom džėdėmų tripą pro ten, tai buvo ką veikti. Tai žodžiu, tai va, jums yra toks, 3 valandų draivas. Overdrive drivas. Ir ką, Hebra, sukam į paskutinę temą ir aš manau, kad mes dar turim tikrai laiko ją aptarti, nes labai greita tema. Labai greita tema. Pristatysi? Tai ir va. Jo, aš galiu papasakoti, nes šitą temą mums taip pat pasiūlė ir ačiū mūsų tokiam, kaip čia, praktiškai draugams, ar ne? Labai gerai Hebrai su labai geru turiniu šiaip. Taip, Pakruojo Žieds. Pakruojo Žieds parašė mums tokią žinutę. Ryte gaunate žinią. Iki rytojaus 24 valandos iš Vilniaus turite atsidurti Le Havre šitam oro uoste, noriu sakyti, Uoste. Cannonball stiliumi. Startas šiandienos vidurnaktį 2180 km. Biudžetas 5000 eurų. Šiaip. Man iškart primena toks scenarijus, kaip Mr. Willman send us a message, žinai, iš Top Gearo, kur tipo laišką išpakuoja ir challenge. Aš dabar žiūriu, kiek šiaip navigacija. Aš galiu šiaip pradėti. Navigacija tau gali bilietus lėktuvą pasiūlyti. Aš galiu pradėti, tuoj sekundę palaukite, aš tik tais viską susijungsiu. Mano labai buvo paprastas flow, kaip aš ieškojau to automobilio. Aš tik tais atsidarysiu juos abudu, kad jie čia matytųsi. Tai aš galvau taip. Man reikia automobilio, kuris būtų patogus, komfortiškas, nes važiuoti reiks žiauriai toli, sustoti reiks retai, nes aš stengsiuos tikrai skubėti. Man reikia mašinos, kad man neišūštų galvos. Aš dar apie tą reiks greit važiuoti, tai Google Maps'as rodo 1 diena ir 9 valandas. Mes turim 24 valandas. Oho, bet keista, nes aš vakar žiūrėjau, žinok, ir man rodė 23 valandas. Tai matai, aš taip įsivaizduoju, kad pagal realaus eismo situaciją, jeigu tu žiūrėjai vakare, gali būti, kad nebuvo eismo. Aš esu padaręs Avoid Motorways. Va, aš su Vespa, matai? 2-3 valandas 13 minučių. Nes Cannonball stilius, jeigu kas nežino, tai yra be jokių greičio ribojimų, be jokių limitų. Ir čia yra gimęs Amerikai, nuo vienos pakrantės iki kitos, ne? Ir originaliai yra 5000 kilometrų.
Taip. 2000 ten mylių beveik gaunasi, 5000 kilometrų ir gaunasi, kad, man rodos, dabartinis rekordas yra 25 valandos ir buvo labai juokinga skaityti, kai kad elektromobiliais bandoma važiuoti ir ten gaunasi 7 valandų, ir taip toliau. Nu čia Vitoldas nebent gali. Markšeliai. Bet jo, 25 valandos ir tikrai netelpa į 5000 eurų biudžetą tos mašinos, nes labai daug yra technologijų naudojama, kurios tau padeda išvengti visokiausių bėdų. Pavyzdžiui, yra spoteriai su lėktuvais. Kaip jums tai patinka? Tiesiog skrendi prieki ir sakai. Aš esu žiūrėjęs dokumentiką. Ar nėra interceptoriaus kokio? Kaip jie vadinasi? Vinwiki? Tas kanalas. Vinwiki, jo, greičiausiai. Pažiūrėkit. Yra vienas filmas, man atrodo, dokumentinis būtent iš tų. Kiek jie turi spoterių, kiek jie turi informacijos, policijos klausos ir taip toliau, nerealus. Racijos, radarai, lazeriai. Ir mašina kiek technikos, ne, kuri klausos, kuri tenai... Žodžiu, pažiūrėkit, mums reiks mažiau pasakot, o mes turim šiaip mažai laiko. Jo, ir mes lėktuvą neįperkam. Ir mes lėktuvą neįperkam, kol kas. Dronas gauna. Skrendis. Žodžiu, mano pasirinkimas yra prabangus, galingas automobilis. Mano preferencijos buvo, bet aš suradau autogidę, štai tokį CL klasės Mercedesą su V8 varikliu. Ir kas man labai patiko, yra juodas salonas. Aš labai mėgstu tamsų saloną. Kai aš toli važiuoju, man tamsus salonas reiškia, kad man nepavargs akis. Aš tokioj tamsos kapsuliai sėdžiu, triukšmo yra mažai, muzikėlė groja, aš kruizinu, kavytę čia. Ne, kavos negerčiau. Negalima kavos. Nespėtum, jo. Dažnai stot reikėtų. Apie ilgas keliones čia gal net bubina, kada pasikviesim. Kaip jisai daro, tai kavos niekada negeria ilgoje kelionėje dėl organizmo tam tikrų reakcijų. Ir mačytės reikia, mačytės. Netgi vandenį paprastą gerti reikia. Ir užkandžiauti, tarkim, kaip Aida sako, po riešutuką kas kilometrą. Po vieną jo. Čia įdomu, reikės tą temą gal pavystyti ilgų kelionių, ne? Kada nors mes čia. Tikrai taip. Ir negana to, šitas Mercedesas kainuojantis 5500 eurų, aš bandyčiau nusiderėti. Aš tikrai nuleisiu dėl tokio projekto. Yeah. Man kas patinka, jis neturi mega žemo profilio padangų, reiškia, komfortiškai važiuotų. Man dar labai patiko viena ypatybė ir čia nežinau, ar matysis, bet tikriausiai nelabai. Ventiliuojamos sėdynės. Jeigu tik tai veikia, tai... Šitoje kelionėje ventiliuojamos sėdynės is a must, nes tu sėdėsi ilgai. Tikrai ilgai sėdės. Arba tų rutuliukų reikia tada. Ir žinant, kad vidutinis greitis neretai siekia, ten maksimalus, man atrodo, yra 200 su viršumo, vidutinis, kai kuriais atvejais rekordiniai siekdavo ir 108. O vidutinis 108 yra labai daug, reiškia. Čia žiauriai daug. Tai tikrai bus čia dar suvokimui apie tą vidutinį, pavyzdžiui, aš kai važiuoju į Klaipėdą, tai autostradai būna greitis, koks būna, vidutinis retai 100 viršį. Tai va. Taip. Tai šitoje vietoje reikėtų labai spausti. Bet geras pasirinkimas. Tai mano toks būtų vienas pasirinkimas ir dar turiu kitą variantą. Tai yra S klasės Mercedesas. Vat aš skaitau Mersus. S klasės Mercedesas. Taip pat kainuoja truputį daugiau negu 5000 eurų. Manau, kad būtų galima nusiderėti. Man šitas salonas jau nebe toks gražus, nebe toks klasį. Bet šitas Mercedesas hebrytė turi ne tik ventiliuojamas sėdynės. Čia patogiai įsitaisyčiau ne tik aš, bet ir mano spoteriai, kurie ten su dronu virš manęs kristų, nes gale vietos daug. Bet jeigu nesuklysiu, jis turi naktinio matymo kamerą. Čia žiūri geras reikalas. Ir aš ieškojau mašinos šitam tikslui, buvau filtrose susižymėjęs ventiliuojamas sėdynės, naktiniam vaizdo kamerą. Ir išmetė 5 serijos BMW E1 turėjo šitą feature, S klasės Mercedesai ir 7, man atrodo, klasės BMW ar kažkas tokio. Tai žodžiu, tu filtrus tokius įdomesnius susidėjai, nes aš, pavyzdžiui, pasiskaičiau Wikipedijos visus reikalus, ar ne, kas tas yra Campbell stilius. Aš pagalvojau, kaip man būtų lengva važiuoti. Nes aš tiesiog pasižiūrėjau, kas yra, tai vat Mersai yra tarp tų pergalinkų pasirinkimų, tik tai tiek, kad AMG tenai dažniausiai būdavo versijos, kurios tos rekordus sumuždavo. Negalima taip sakyti, rekordus padarydavo ir taip negalima sakyti, whatever.
Tai kaip galima? Ką daryti su rekordais? Įveikdavo rekordą. Įveikdavo rekordą. Arba Man atrodo, kad pasiekdavo naują rekordą. Nu, žodžiu, VLKK jau siunčia laišką tam. skambina, žiūriu, žiūrėk, čia mirga telefonas. Bet tarp tų pasirinkimų būdavo ir audinės, ir netgi būdavo dizelis, man atrodo, yra vienas ar kažkiek dėl to, kad reikia, kad būtų mažos degalų sąnaudos, nes tau reikia retai stoti. Ir tarp modifikacijų buvo viena Audi su 200 litrų baku papildomu. Pažiūrėkite tą dokumentiką. Einam prie Justo pasirinkimų. Tai Albinas. mano, žinok, pasirinkimai jo labai paprasti. Aš man atrodo, kad atsiunčiau screenshotų. Aš to atidarysiu. Dinos pasirinkimas pirmas. Labai taip paprastai ir ieškojau. Čia man labai patiko komentaras, kad važiuoklė prasta, kėbulas prastas, pirko dėl svapo, variklis gyvas ir pavarų dėžė gera. Ką aš matau, tai aš matau, kad Alfa Romeo fanas sukritikuotų nuotraukas, bet pagirtų numerius. Nes GTA, nes labai tematiškai tinka šitam gražus, beje, gražus logotipas. Čia yra paskirstimo vėlienėlis iš profilio ir vožtuvas su spiruokliu. O kurioje vietoje šitas ant motoro? Ant gal priekio, aš nežinau, va čia va tikriausiai. Greičiausiai čia. Jeigu būtų ryškesnės nuotraukos, pasakyčiau. Supranti, žmogus, taigi tik tai dėl svapo motorą turi ir pavarų dėžę, tai kur esi važiuojasi? Nesifokusavo mašina. Tai yra AMG versija ir mano ir buvo toksai filtras. Aš norėjau, kad būtų daugiau negu 200 kW, nu man tiesiog atrodo, kad labai logiškai. Ir man tada reikėjo pergalingų pasirinkimų ir aš iš pradžių ieškau dizelio. Su dizeliais yra labai liūdnai, nes yra labai daug tokių BMW arba labai daug SUV telpančių į 5000 eurų kategoriją. Aš galvoju, tikrai su SUV labai nefaina lėkti, labai nefaina. Pavargtum. Nes dideliam greityje garsas bus. Ir tada norėjau kažkoko tokio, arba kad būtų Mersas, arba kad būtų Audi, nes užtikrinta formulė. Einam prie Audi. Tai yra A8. Dina nesikuklino. Jeigu įžiūrite, čia yra ženkliukas W12. Daug litrų. Dina susirado patį pigiausią automobilį. Žodžiu, čia yra didžiausias variklis už mažiausiai pinigų. Taip. 6 litrai. 6 litrai W12. Bet benzas. Jo, ir tai... stoti reikėtų dažnai, bet reikėtų labai greitai piltis. Aš nežinau, kaip... Greito užpilimo. Aš nežinau, kaip jums, bet man tie pilki salonai... blogai. Žinok, nežiūrėjau į tą. Mano filtrai buvo paprasti 5000 eurų, daugiau negu 200 kW. Ir tada pageidautina, kad nebūtų SUVas ir tada tau lieka bemsai. Bemsus iš karto atmečiau, nes makai, nu kažkaip, nežinau, viskas su jais ok, bet tada, nu, Dina, užtikrinta formulė yra Mers ar Audi. Man atrodo, kad čia yra ne tik priekyje, bet ir gale ventiliuojamos sėdynės. Jeigu kartais paprakaituotas poderis. Taip, ir prikurkė gale va, kažkokiems, tai ar čia šalituvas? Nu, įkrauti dronui. Įkrauti dronui. Tai žodžiu, tai vat tokie variantai yra. Okay. Aš tai irgi rinkausi, galvodamas, kad reikia galingo ir retai to, kuriam reikės retai sustoti. Tai pagalvojau, dizelis turi būti, nes dizeliai kažkaip tai nukruizinant, jie ten jokingus litrus naudoja. Tavo gražuolis Batmanas. Jo, ir... Universalas, beje. Nu, nes aš. Daug, ir šiaip, net nežinau, ką pasakyti. Ir tipo daug dizelio galėtum bačkų prikimšti. Nu, šiaip. Nu, gal degaliniai geriau. Nu, degaliniai geriau. Bet, žodžiu, šiaip Batmano aš nemėgdavau ir turiu pripažinti, man jie pradeda atrodyti ok. Ir šitą būtent, jų yra daug, ne? Čia 535D, man atrodo. Taip. Tai šitą pasirinkau dėl to, kad jis turi LED barą pačioj. Taip, galvoju, reiškia, gerai šviestų naktį. Visai pravers jo ir ten jo kaina gal 4,5. Tai dar lieka, jeigu ką, žinai. 500 degalam. Jo, ir čia yra 200 kW, man atrodo, tai jis yra pakankamai komfortiškas, nes ilgoje kelionėje ko reikia, kad būtų galios, kad nereiktų dažnai stoti, o nereiks dažnai stoti, jeigu važiuosi komfortiškai, ne? Tai Dar automatinės pavarų dėžė šiaip gerai būtų turėti. Nu, man tai žinok, aš tai nesiparinčiau. Cruise control gerai. Aš nesiparinčiau, būtent dėl to reikėtų automatą. Tiesiog. Tai va, tai pagalvojau, kad šitas BMW'as, jisai pakankamai komfortiškas ir dar pakankamai sportiškas, pavadinkim, jeigu ten mieste reiks pamanevruoti. Tai šitą pasirinkau. Ir kitas tavo variantas buvo už 5000, norėjau sakyti, litų, Audi A8, 4,2 TDI. Jo, čia yra įdomus pasirinkimas, nes tai yra V8 dizelis. Taip, tai aš benzų net nežiūrėjau dėl sąnaudų grinai.
Tai jo, pagalvojau, kad čia irgi atitinka tą reiškia salonas gražesnis. Norėjau sakyti, numerį įpareigoja, kad būtų quattro, bet prisiminiau, kad turbūt A8 niekada nebuvo, ne quattro. Jo, man nu, atrodo, V8 ten tikrai 4 turi siūsti. Taip. Tai va, pagalvojau, kad šitas irgi atitinka kriterijus. Man tik tais va šitą va pavarų perjungimo svirtis, jūs sakykit, kad norit, nu, koks 2003 Passatas. Mano pirma Audi, tai buvo 97 A4, buvo su tokia. Nu, Tik tai neblizgi buvo A4 Audi. Tokia šudina pavarų dėžė buvo. Oi. Bičiuliai, klausykit, aš žiūriu į laikrodį ir man jau neberamu, nes turiu 8 minutės ir Cannonball stilius, tai bus per Vilniaus miestą. Gerai. Tai vrepapinam? Vrepapinam. Dovanas išdalinsim abiem klausimam? Taip. Parašykit Klausimam. mums, prašau, per Instagramo DM. Taip. Taip. Parašykit kelius geriausius. Jo, komentaruose. Kelius. Ir šiaip siūlykit situacijas. Ir siūlykit komentaruose, situacijas, taip. nes mes kitam epizodė vėl aptarinėsim kažkokį scenarijų. Pablevizgosim. Sukurkit kažką tokio įdomaus, hipotetinis. Turim kelias dar užklausas, ne, kurias turbūt Turim, paakcentuosim. Tai gerai, Viskas. Ate, iki, viskas. Iki, čiau.